Rojui nupirkau štai tokį raktų pakabutį ir ledinuką. Nukėlė, paėmė jo žaislą, kai išvažinėjo. Tai jisai pyko. Dar tėjai nupirkau tokias kojines. Jis pamatė, kad Elijai pripirkau, sako, ir man reikėjo kojinių. Tai va tokias, va paėmiau jai. Čia šuniukas toks. Ir va tokių dar ledinukų paėmiau vaikams. Elijai nupirkome sidabrinius tokius auskariukus, nes pas ją kažkaip tai juoduoja nuo auskarų ausis, tai nupirkom sidabrinius tokius. O mes iš turgaus eina, va tokią gėlytę nusipirkom. Ir aš čia nukėliai visą maišą drabužių pripirkau. Elija bandelės neša iš turgaus. Laukia labai šilta. Pripirkau anūkėlį ant 53 eurų. Žiūrėkit, štai tokia maikutė ir tokie šortukai. Štai tokia suknytė. Ir štai toks treningiukas. Taip pat ir Elija turi treningiuką. Irgi pirkusi iš ten pat. O Elija štai su tokiu katinėliu treningas. Irgi kelnytės ir toks džemperis. Žiūrėkit, žibutės. Man dabar, kai einu, primena biškį Trakus. Trakuose taip pat palei ežerą, taip pat eina takas. Vis žadame vykti į Trakus, į Trakų rajoną pasižiūrėti nekilnojamą turtą. Buvo minčių grįžti į Trakus gyventi, kaip ir buvo kalbėta su mano dukra. Su sesė, broliu, jie tik už. Nes norėtųsi arčiau savų gyventi, arčiau savo artimųjų. Tai vat yra mintis, bet ar mes tikrai tai gyvendinsim, neaišku, nes kaip ir yra toksai. Ir čia gaila išvažiuoti, ir ten traukia atgal, ir va tas va toks biški gal pristabdo, nors jau buvo nemažai vartyta ir skelbimų nekilnojamo turto. Aptarinėjom su broliu tuos nekilnojamo turtus, ar verta, ar neverta įsigyti, nes nesinori bet ką įsigyti. Ir, žinot, ir tai galėtų kaip ir gyvendinti, bet ir kita pusė iš čia neišleidžia, tiesiog jau kaip ir daug metų čia gyvename, bet mes ir Trakuose gyvename. Tai vat, tik kad ten mūsų visi artimieji. Rojus svajoja ateiti pažvejoti. Jam kaimynas mūsų padovanojo meškerę. Nes jis jau paseno kaimynas. Jau neturi jėgų atžvejoti, tai savo meškerę padovanojo Rojui.
želinukai. Taip, apko štai tokią maikę paėmiau. Jinai turi maikę, bet josgi katinėliai silpnybė. Ir Eliai štai tokią paėmėm maikutę.